Jo, kartais žmonės ateina ne tam, kad liktų, kartais, kad išmokytų. Ir kai lieka tyla, ji neskaudė įprasminga. Ji buvo šalia, kai reikėjo augti, kai dar nežinojai, kas esi ir kur eini. Jos juokas lydėjo tave per dienas, net jei pats tada to ne visad supratai. Rytais kambarys pilnas prisiminimų, bet net tuštumos, tik šilti aidai. Ji davė tau daugiau nei žodžius, ji davė pavyzdį, kaip mylėt be kaukių. Meilė neateina tam, kad skaudintų, ji ateina, kad augintų. Ir jei keliai išsiskiria, tai ne pabaiga, o naujas puslapis. Durys, kurios užsivėrė, atvėrė kitas, ir tu išmokai stovėt tvirtai pats. Jos balsas liko kaip ramus fonas, primenantis, kad kažkas tavimi tikėjo. Tu supratai, kad stiprybė nebėgti, o jausti ir priimti save. Ir jei išėjo tyliai, tai todėl, kad abu tapot brandesni. Kai supranti, ne viskas turi likti, ne viskas skirtam, žinai. Kai kurie žmonės tai pamokos, kurias nešiesi su pagarba. Sėdi prie lango, žiūri į miestą, bet šį kart be liūdesio akise. Vėjas neša neilgesį, o prisiminimą, kuris šildo. Telefonas tylus, bet širdis rami, nes viskas pasakyta tada, kai reikėjo. Jos žodžiai liko kaip kryptis, ne kaip našta, o kaip šviesa. Tu nebeieškai jos kituose veiduose, nesupranti, kiekvienas ateina savaip. Ir jei turėjo tavo širdies raktą, tai tam, kad išmokytų tave įsaugoti. Meilė ne visada lieka, bet visada palieka prasmę. Ir tu eini toliau ramus, žinodamas tai buvo tikra.